ar mūsų dabartinė Biblija yra klaidinga. Išgirsime įvairių nuomonių, įvairių pažiūrų, komentarų, argumentų. Ir kviečiu visiems padaryti protingas išvadas, kadangi, kaip mes tikime, krikščionys tikime, Dievas davė mums protą, kiekvienam, kad galėtume apsvarstyti kiekvieną argumentą, jį priimti arba atmesti, priklausomai ar tai tiesa ar klaida. Ir stengsime įsigilinti į visus argumentus, už ir prieš. Ir taip pat po pranešimo svečio ir mano pranešimo galima bus užduoti klausimus. Tie klausimai, kurie susiję su svečio pranešimu, užduosime jam, o tie, kurie susiję su mano pranešimu, užduosite man. Ir bendrai ramioje dvasioje apsvarstysime šį klausimą, ar dabartinė Biblija yra klaidinga. Pakviesime svečią Rajaną. Kaitam Rajaną. Ladies and gentlemen, Ponios ir ponai, I would like to greet you in the Islamic greeting. aš norėčiau pasveikinti jūs islamiškų pasveikinimų. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tai reiškia taikos ir ramybės. Peace and mercy upon you all. Jūs visi. Our debate heute, sorry, I speak German. Our debate today is the Bible from God or not, or it is true or not. Mūsų debatai šiandienos yra apie tai, ar Biblija yra teisinga ar ne, tai yra iš Dievo. Our point of meeting today is not that I say I am better or you are wrong. Mūsų susitikimo esmė nėra parodyti, kad aš esu teisingesnis už jūs ar ne. Not to be urteilen, judge anyone. Nieko nereikia teisinti. Nobody have right to judge anyone else. Niekas neturi teisės kito teisti tiesiog. I come in with love and peace to you. Aš atvykau su meilė ir taikai. To share with you my experience. I come to share with you my knowledge and with peace and love. Atvykau su čia pasidalyti su jumis meilę ir žiniomis, kurias turiu. So we can reach for maybe better understanding. Todėl galime pasiekti galbūt geresnio supratimo. We should love the truth. Turėtume mylėti tiesą. We should love the truth. Turėtume mylėti tiesą. We should love just the truth and the fact and not what we want. Turėtume mylėti tiesą ir faktus, o ne tai, ko mes norime. Because I believe God wants us to know the fact and the truth. Todėl, kad aš tikiu, kad Dievas norėtų, kad mes žinotumėme faktus ir tiesą. I was 7 years in one church. My mother is Christian from Jerusalem. My father is Arabic. I'm from Jerusalem, atheist. I was born in middle family. I was born in Dubai. I lived in Kuwait. I lived in Jordanian. I'm Swiss national. Sorry. My mother is Christian. Mano mama yra krikščionė. Father is atheist. Tėtis yra ateistas. And I lived in middle style family. Aš gyvenau vidutinio, žodžiu, religinio tikėjimo šeimoje. I had all my life a questions I was asking. Aš gyvenime turėjau klausimus, kurių klausinėjau jų. I never had an answer for it. Ir niekada neradau atsakymų juos. I believe God is logic. Aš tikiu, kad Dievas yra logiškas. And fair. Ir teisingas. And honest. Ir atviras. And better than us. Ir geresnis negu mes. And I don't think I could correct God. Ir aš nemanau, kad galėčiau pataisyti Dievą. If I correct God, jeigu aš pataisau Dievą, then He is not God. Tai jis nėra Dievas. I cannot be better than God. Aš negaliu būti geresnis. This is very logic. Tai labai logiška. So I was in Switzerland 7 years in one of they consider themselves. 7 metus Šveicarijoje buvau narys krikščioniškos organizacijos. Specialist in Bible. Kurie buvo specialistai Biblijos.
The Christians, they consider themselves. Jie save laikė krikščionimis. I was 7 years as a Christian. 7 metus buvau krikščionimi. I was asking all of the questions for all the priests Visus tos metus klausinėjau kunigų and the specialist people. ir specialistų I never get one answer. ir niekada nebuvo suteiktas man ne vienas atsakymas. I'm getting answers like God is not logic. Man atsakydavo, kad Dievas nėra You logiškas shouldn't understand God with logic. ir Dievą neturėtum suprasti kaip Understand God with Geist. turėtum suprasti Dievą kaip su dvasia. So, how God can be logic? Tai kaip gali Dievas būti logiškas? So you can read please the thing now. Taip. Questions. Aš turiu keletą klausimų. If I get an answer logic, Jeigu gausiu logišką atsakymą, which satisfy my understanding, patenkintų mano supratimą, without ghost or Geist, be Dievo ir dvasios, or hearing voices from God talking to someone, ar kai Dievas kalba, sakykime, su kažkuo, I will be dvasios, now Christian, in front of you all. prieš jūs tapsiu krikščionis. We have about 110 or 111 Christian domination, difference. Turime apie 111 skirtingų krikščionių rūšių. Everybody have different way and interpretation and laws. Kiekviena jų turi skirtingas interpretacijas ir įstatymus. So, how shall I know who is the right for me? Kaip man žinoti, kuris yra teisingas? You cannot tell me I feel, Negalima sakyti, aš jaučiu, or I think, ar aš jaučiu, Because- ar mąstau. because there is in the clinic hospital, many people thinking and feeling there are some things. Todėl, kad psichiatrinėse ligoninėse daug yra žmonių, kurie įsivaizduoja save esantis kažkuo. If I want to advise me, prove something to me, you must give it a logic device like physics, like mathematics, like logic, as a human I could understand it. Jeigu norėtumėte įrodyti man kažką, turėtumėte įrodyti su mokslu, matematika, fizika ar kažkokiais panašiais dalykais, And with the proof, show it to me. Ir Let me see, įrodymais. here written. kad yra parašyta. So, some Christians pray to Maria, Kai kurie krikščionys meldžiasi Marijai, other pray to Jesus, kiti Jėzui Kristui. and other they pray for the Father in the heaven, they saying. Kiti meldžiasi angiškam tėvui. Some others say they are 3 in 1, Kiti sako, kad yra and trys 1 in viename 3. ir vienas trijose. Some others saying God is coronation in Jesus, Dievas, a coronation in Jesus. kiti sako, kad Dievas yra karnavosi, žodžiu. A lot of theories going inside each other. Yra daugelis teorijų, kurios maišosi vienas su No kita. clarity. Jokio aiškumo. My first question Pirmas klausimas. is Jesus was God Ar Jėzus Kristus buvo Dievas, or Son of God ar Dievo sūnus, or incarnation with ar God? buvo inkarnuotas, žodžiu, Incarnation with God. Or the messenger of God. ar pranašas. We need to read the Bible Mums reikia skaityti Bibliją, to know what God or what Jesus say in the Bible. tam, kad žinotume, ką sako Dievas arba Jėzus Kristus. Jesus never claimed in the Bible, Jėzus Kristus niekada netvirtino Biblijoje, not in one place in the Bible, nėra ne vienos vietos Biblijoje, that he is God kur būtų parašyta, kad jis yra Dievas and he asked people to worship him. ir kad prašytų kad, žmonių, kad jį garbintų. So if he wasn't God, Jeigu jis nebuvo Dievas, why are we praying in his name? kodėl mes meldžiamės jo vardu? So if he was God, Taigi jeigu jisai so buvo why he Dievas, say in 100 of places opposite? tai kodėl 100 vietų jis sako priešingai? You want to tell me we're going through Jesus to God? Jūs sakote man, kad per Jėzų mes einame į Dievą. But he said, Jesus, it is not my will, but the Father sent me to do his will. Jėzus Kristus sako, kad Dievas mane atsiuntė tam, kad, žodžiu, gavau galės iš Dievo ir vykdau tai Dievo vardu. And I am under God. Ir aš esu po Dievu. I am messenger of God. Aš esu Dievo pranašas. God give me the power. Dievas man suteikė galę. So why I say that, why I don't pray to the chef, the boss of God, why I shall pray to the bridge? Todėl kyla klausimas, kodėl aš nesimeldžiu tikram Dievu, o einu per aplinkui. So he didn't say from his mouth, Jesus. He never say from his mouth that I am son of God or I am God and worship me. Savo lūpomis Jėzus Kristus nepasakė, kad aš esu Dievas ir mane garbinkite. There's some places in the Bible where Christian could say that Jesus say, I am and God is one. Yra Biblijoje vietų, kur Jėzus Kristus sako, kad aš ir Dievas esu vienas. But this doesn't mean that he's a God and we need to worship him. Bet tačiau tai nereiškia, kad jis yra Dievas ir jam reikėtų melstis. It could be that
he say, I am approved and represented from God. Tai galėtų reikšti, kad aš esu reprezentuojantis Dievą. Because if you see the text, Nes jeigu matote tekstą, what the Jewish are stoning him and asking him, are you God, are you God? Or there was, in that text, there was something that as the Jewish was stoning him, stoning him. mėtė akmenis ir, žodžiu, žydai mėtė akmenis. I'm not sure from this point now that was stoning him, but then in that text he said, who see me, he see God. Tame tekste buvo parašyta, kad tai, kas mato, tie, kurie mato mane, mato Dievą.